Tai ką, sveiki visi, su jumis aš Aika ir šiandien žaidžiam Minecraft išlikimas Survival antrą dalį ir antrą sezoną. Ir ką iš video pavadinimo jūs jau supratot, ką šiandien darysiu. Jeigu nesupratot, šiandien statysiu namus. Ir viskas paprasta labai, nes prisikirtau medienos staką su biškiu, galim sakyti. Ir jo. Gal Natkė nesupyks, kad aš namą pasistatysiu. Natkės ir savo Facebookus paliksiu aprašyme. Norėsite eikit pasikviesti. Ir jo, šiandien darysim namą. Biškiu pasiėmiau įrankių, jau vietos dar nepasiruošiau. Bet suės. Jau viskas, galime eiti statyti namą, nieko nelaukia. Ir jo, aš nieko nemačiau, nes jūs kažkas ant mano kito video paspaudė dislike, aš nežinau kodėl. Ir man 15%. Ir kai sutvarkysiu šitą problemą, sugrįšiu. Mes sugrįžome, problemą išsprendžiau. Ir jo, ką aš jau turiu. Kurią paspaudžiam. Super. Galim šitą nukast, tai kai nukasiu, grįšim. Aš grįžau, išsikasiau šitą plokštą. Ir kažkur čia statysiu namą. Dabar dar nežinau, bet galim po biškį kombinuoti, kur aš statysiu tą namą. Jeigu kas skyriuje pasigaminsim naują, kažkaip taip. Kol kas tas namas gal nebus toks didelis. Jo, sakiau, iš tokios medienos statysiu, nes kitokios net nenoriu kirst. Čia gal biškį reiks dar. Jo, gal dar biškis. Toks kol kas pradžiai namelis, namo tokio užteks. Jo. Ir jo, neturiu ko sakyt. Gal per kitą epizodą darysiu karvių fermą ar kažką panašaus, ar vytų fermą, tiksliai dar nežinau, nes dar į ateitį neplanuoju. Tai šito gali būti šitą. Šiandien mes kai su Natkė sakėm, kad mums nefilmuosime tiek daug tų išlikimo sezonų. Aš esu dabar namuose, savo namuose. Ir jo, aš filmuosiu tikrai jos ne taip pat į mėnesį vieną kartą, bet filmuosiu taip jau dažniau. Nes Natkė... O, šuniukas, reikia užsidengti jį. Aš ten užsipuoliau, vienas šuo mane buvo užsipuolęs. Tai čia buvo... Šuniukai nejudėk. Tu visai debilas. Šuniukai nejudėk. Prašau, šuniukai nejudėk. Fuck, šuniukai, esi debilas. Aš jau kažkur ten dar mėgidau gaudyti šunį. Vienu žodžiu įtrinkiau šuniui kažkokiam. Ir mane du užsipuolė. Ir aš turėjau juos nužudyti. Kas baisiausia? Nužudyti. Jo, buvo žiauru šiaip, nes šuo tai visai lako šuniukas buvo. Jūs. Užsidengiam šunį, žmonės, matot? Šuniukas, uždengtas. Sėdi narve. Kai turėsiu kaulų, tai jo, tada prisijaukinsim šuniuką ir varysim medžiot su jo zombiu ten. Kažko dar ten. Vienu žodžiu kažką. Aš nežinau, kad per šį epizodą paeis mums pagaut šuniuką. Bet jis pats, jaučiu pats šuniukas norėjo, kad aš jį pagaučiau. Jo, dabar su Edit
visus video editino natkė, bet kai beliko, nebebuvo natkės, dabar aš pats pradėjau viską editinti. Tai šis video bus ir jūsų muzika, vienu žodžiu, bus geras editas. Kur nors ten gal ką nors uždėsiu gerą, bet tiksliai nežinau, bet jo, aš nesuprantu. Ai, žinau, kodėl paspaudėt ant to video dislike kažkas, nes kodėl jūs paspaudėt? Dėl to, nes buvo labai mažytis ekranas, ten gali būti dėl to. Ir jo, Короче, ką pasakyti. Už tokių klausimų padarysiu Q&A, ten klausimai ir atsakymai, kas norit uždavinėti klausimų ir jūs bus būtinai atsiliepti. Man į PM nerašykit, arba galit parašyti man į Facebooką galit parašyti, galit tame komentavimo ten skiltyje, kaip jis ten vadinasi. Komentaruose. Ir jūsų klausimus bus atsakyta būtinai, nes aš pats kartais neturiu ko veikti ir užeinu į YouTube, žiūriu nei vieno komentarų, nei vieno laiko, laikai būna, bet. Jau 6 minutės filmuoju, Jo, tas namas bus taip normaliai ilgai statyti bus, bet vis tiek. Ten kartais sustabdys, ten gal kokias 20 minučių ir ištems mano šiupelis susilaužė. Pačioj netinkamiausia vieta. Tai žaidžiau čia tikrai biški, turiu grybų 27. Grybo medžiai augo prie manęs, bet aš juos nusikartau. Kažkur ten vienas buvo ir dar ten biški paėjus buvo vienas ir jo aš juos nusikirtau ir gavau 27. Ir kas geriausia, tai aš visus buvau daiktus ten kirviui, ten, pagrindinius tos gerus daiktus buvau pasidaręs ir man kirvis, kai aš nulaužiau, man kirvis sulūžo, kai aš tos du mašrų medžius, gali sakyti jos. Taip, juos iškapojau, gavau 27, 28, kiek jų ten tik. Jo. Aš kitą savaitgalį pas Natkės nevarysiu, iš karto galiu pasakyti jums, kad man tokių klausimų neuždavinėtumėt, galit uždavinėt, bet. Ir Q&A aš padarysiu pats vienas, jeigu jūs norėsit. Jo. Aš kažkada Q&A dariau, bet jo su Natkė Q&A darėm, bet ilgai neištempė, paskaitėm ten Danielos, vienu žodžiu, ačiū Danielai, kad jie uždavinėjo klausimus, ir jo, nes jo, mes parašėm uždavinėkit klausimų, mes per Q&A padarysim, atsakysim jūsų klausimus. Nei vieno klausimo nebuvo, bet paskiau Daniela pradėjo Natkė rašyti poemą, tiesiog žinutės, kad ten visokius, ten, žodžiu, kur ten yra, užeikit, ten bus visokio, vienu žodžiu, video. Ten jo, aš nežinau, ar dabar aš esu jį ištrynęs, ar esu pasilikęs tą video. Aš buvau susimovęs ant tiek durnai, kad esu padaręs ne viešai, kad jūs matytumėt, bet kad aš tai matyčiau. Ir tada mes su Natkė nesupratom, kas čia vyksta. Ir tada buvo toks troll. Jo, ir tada buvo troll, ir tada aš negalėjau, tiesiog aš nespratau su Natkė, kas ten yra. Ir jo, pamačiau, kad aš darau. Žiūrėkit, žvaigždės kaip gražiai matos. Vis tikra naktis. Reikia eiti išmiegot. Dabar nesu įsijungęs, bet štai šauniuko jau turim, tai jau. Per kitą video sakiau, gal darysim tą fermą, gal ne. Gali būti visai. Jo, mano tai 3 durelės. Šitas 2 durelės. Ten duris padėjau. Ką?
skirtumo. Ir dabar einam išmiegot, kad būtų kieme, o ne visur. Jo, aš kartais randam, žinau, belę kokį velnę. Šūdą velnę. Ir jo, reikia pasiimti tos crafting tables iš ten. Nes jau aš nežinau, net kai sugrįšiu šitą žaidimą, aš jam biškį būsiu palikęs, bet būsiu jam palikęs tik vieną crafting table, nes tiesiog man pačiam reikia crafting table, bet aš jam paliksiu, būsiu gailestingas ir paliksiu. Jo, ką dar norėjau aš norėjau dar pasakyti. Daugiau nieko nebenorėjau pasakyti. Jo, faina. Ir dar man rašykit į komentarus, ko jūs norite dar matyti. Maninimus, kasinėjimus, ten visokio. Visokio tipo gali sakyti. Nes aš padarysiu, man nesunku. Jo. Namas jau kažkaip biškį jau gyvuoja, bet man dabar reikia laiptus daryti. Padarysiu medinius laiptus, 24 biškį pamažai gal. Pasiimti 12 skrynintos medienos, įsigryninti 12 medienos. Ir pasidarysiu iš visų medienų laiptus. Nes laiptai irgi reikalingas dalykas. Čia stako, nežinau. Nežinau, ar man tiek užteks, bet turėtų užtekti, bet ne. Ir jau. Aš visada darydavau stogą tokį, kaip sakyt, žiaurų. Tiesiog padarydavau, tai tiesiai medienos dėdavau, bet kai pažiūrėjau YouTube'e, tai padarydavau, dabar išmokau daryti va tokius. Matėt gal ir kitose epizoduose, kad aš namą va tokius tačiau su tais laiptais. Aš nežinau, ar ten palėpė besidarysiu, bet kažką gal palėpė ir pastatysiu. Tai čia galim sujungti. Ai, ne, žiūrėk, dar ir nepakaks jų tų laiptų. Dar žiūrėkit, reikia sustabdyti video ir pasikirst medieną taip. Šiandien esu nusikalęs tiesiog nuo kojų. Nes visą nusikalęs nuo kojų, tai neturėjau ko veikti, pailsėdamas galvoju, nefilmuosiu. Sakau, kada čia befilmavau, dabar tiksliai nebeprisimenu, bet jau. Kaip pakartosiu, kaip ir pirmame epizode mūsų tas pirmasis sezonas, gali sakyti, jis išsitrynė laukrinai iš mepomis. Ir iš viso visi mano mepai išsitrynė visiškai. Tada tai buvo biški, sad buvo. 7 filmas čia reikia įdėti, ai 9. Reikia išsigryninti medieną, reikia pasidaryti 10 laiptų, jau. Editint, aš kažką mėginau editint per ausinių iššūkį, ten challenges gal, nežinau kaip jis vadinasi, Q&A. Ir jau mano telefonas kartais nusispanga, kad aš parašiau ne Natanofobu, o Natinika, kaptum, man telefonas susikau, nesusikau, bet ir jau.
Nežinau, kokia muzika. Uždėsiu ant edito. Jo. Tai nežinau, ką pasakyti. Kitą video aš gal šiandien įkelsiu ir trečią dalį, nežinau, grinai. O šitos namus tai pasiliksiu arba užkasiu, nežinau tiksliai. Ką su jais darysiu aš. Bet ką nors sugalvosiu. Kas su tais laiptais daros? Va, padėjau. Pagaliau. Jau 15 minučių. Ne, dar ne. Kas su tai? Tie laiptai man jaučiu daugiau kantrybės. Va, pagaliau. Jau. Vėl laiptai. Vėl tokių. Kiešim 4 čia jau per daug kenčiu. Na, suės. Aš tikiuosi, kad tas šunelis kaip nors nepabėgo. Nu, žiūrim, tas šunelis čia. Gerai, šunelis vietoj. Ne, kur ne. Jo, vietoj viskas. Vietoj. Buvo ant laiptų, prižiūrėk. Mytų savo laiptelės. Galvoju, aš vienišas laiptelis, bet aš jį paėmiau ir jis tapo mano. Lol. Medžiai dar gal užtruks. Ne, bet kai jau užtruks nelabai kažkaip. Ne, jaučiu per daug pasidriona. Suės. Kas? Ir dar nukritau. Lafa. Aš lucky berniukas. Lucky. Ai, laikinkit. Prenumeruokite, dalinkite su draugais. Gal ir jiems patiks, gal ir jie submygtuką paspaus. Tikėkime, kad šis video nebus kaip ir kitas. Na, kiek? Jo. Aš dar pasakau. Aš filmuot jau kaip Deadvinas ar Čikrovs ar Redis nemoku, bet kažkaip nefilmuoju. Jo, gal mano balsą keičia tas Mobizenas. Na, bet tai... Mano balsas tikrai kažkoks... tragedija. Tačiau, tai beveik ant tokio pam ir beveik taip atspėjau, kiek laiptų man reikės dar. Čia tikiu medieną uždėt. Ir dar ką padarysim, tai padarysim tokį. Na, kažkaip nesuvien. Ton gal išgriausim. Va! Mano namas pastatytas. Dešimt, tai per daug pasidariau. Galėjau... Da! Jo. Ir jo, filmuoju jau 9. Ir man dar daug reikia. Ai, dar reikia ką padaryti dėl šitos.
kartais gal užkniso mano tyla, bet aš neturiu ko pasakyti. Naktis ateina, žiauri naktis. Dar ne naktis. Nu, ką jūs čia man? Nu, nemeluokit man, matau, kad jau temsta jau naktis. Dabar jau naktis. Ir jeigu rodys, kad jau naktis. Jau kad naktis. Rytas. Nu, kas? Ir netgi man buvo pasiūlęs tokį, aš jums nemeluosiu, jis man buvo pasiūlęs tokį gundantis pasiūlymą, kad mes susirandam tokią pačią vietovę, pastatom viską tą patį ir sakom, kad niekas niekada neįvyko. Ir aš nesutikau. Ir sorry Natkė, bet pasakysiu tiesą, žmonėm, kas mus dar palaiko, kas dar žiūri, nes jo Natkė, jis man beveik smegenis būtų. Bet aš nesutikau. Jo, sorry Natkė, bet teisybės pas ją. Ir žinau, kad tu tikrai žiūrėsi. Ir jo, ką čia dar? Reikia torčių pasidaryti. Reikia pišk medienos. Ne lajetus, vėl sudėginsim lajet. Taip per daug sudėgiau. Jo. Tai kai viskas iškeps, kai aš viską pasidarysiu. Na, mes jau sugrįžtame ir aš apsišyčiau truputį savo namą. Čia gal vieną torčiuką dar įmesiu, čia biškį. Ir man bereikės langų. Bet ir kur man smėlio paraut. Nu, čia biškį galima apsišviesti savo teritoriją, nes matau, torčiukų nelabai reikia, bet... Na gerai, kačka, iš kur... O, šitas mes čia gyvenam gerai. Pigos. Jaučiu, eisiu maininti kitą epizodą. Nemirtantis kiauliukas. Jis numirė. Jau... Sendas, gal ten kitas ar likite. Daugiau gal. Ir žiūrėkit, žmonės, mes prie kalnų gyvenam ir prie šito biomo, prie akacijų biomo. Tai tikrai gerai. Jo, žinai, čia žiauriai gerai. Akacijų biomas lafa. Ką čia dar suskėlus? Vanduo pas manęs parvaro. Spjaut, nes aš jau varau namo. Nu tu. Fuck. Nu gerai, parename. Man toks kiniečių namelis. Atrodo kaip šiandien, bet... Štai. Galim visiškai sulaužyti savo. Gal pasidarom, žinot ką? Tai pasidarom gal tokį, tokį keliuką, gal taip, žinai, išminti, taip, biškį labiau, taip, prie savo to urvo, tai biškį, taip, atmindžioti, tai būna. Čia biškį, tipo, gyvūną jau apvalgi. Nukrito. Kad biškį čia, tipo, gyvūnai jau pasidarbavo, žinot, žmonės
gyvūnai pasidarė. O, ir sulūžo mūsų tas šiupelis, ką aš čia lauksiu. Galim padėti, galim iškėpti sendą. Ne, taip. Tai aš dabar stabdau ir kai vėl aš turėsiu ten tą visą smėlį. Na tai ką, vaikų. Na, aš jau susidėlėjau langus, tai jo, galiu jums ištart. Iki greito, mano mielieji žiūrovai.